Turi rimtą agregatą, bet spidometras kaip senelio laikrodis. Nudėsim skaitmeninį. Visų pirma, perkeliam motininę plokštę į naują ekraną. Jungiam jungtį. Fiksuojam. Ir galim neštis į automobilį. Štai matai trumpą video montažą apie funkcijas. Kaip matot, spidometras viską rodo kaip ir originalas. Dabar mes nuleidom automobilį ir rodo, kad mūsų automobilis leidžiasi. Jungiame posūkį, ikona atsiranda, jungiame pavarą. Pavara taip pat atsiranda, kurų sąnaudas rodo, likutį rodo, temperatūrą variklių rodo. Istronikų funkcijos. Taip pat galime mes ir pasirinkti CarPlay funkciją, tripas, kiek kilometrų pravažiuota, kiek sutaupyta, 11 temų. Pasirinkat, kurią norite ir važiuojate. Labai atnaujino automobilį, įsivaizduokite, šitas Mercedesas, jei neklysiu, 17 metų. Spidometras senas su rodikliam, dabar GLS su moderniu, gražiu spidometru. Tikrai puikiai atrodo. Štai tiek šiandien apie spidometrą. Taip pat klientas norėjo ir ambient, tai tuo pačiu atvykimu viską mes jam ir padarėme. Šis spidometras kainuoja 500 eurų su montavimu. Ir taip pat turime tiek BMW, tiek Audi modeliams, Volkswagen modeliai, net 4 Golfui galime pasiūlyti, įsivaizduokit. Tikrai platus pasirinkimas šių technologijų ir jeigu kažkas norit daugiau sužinoti ar paklausti, drąsiai parašykit, pakomentuokit ir mes jums suteiksim visą informaciją. Iki kitų kartų.